Sveiki, laba diena, bendra taro prognozė vasario 3-9 dienai. Ožiaragis vandenis žuvis. Pradėsime nuo ožiaragio, pasižiūrėsime, kokiegi savaitės nuotaikos kokios bus, kokia savijauta, finansai, asmeninis gyvenimas, jausmai, šeima, darbas, užsiėmimas, mokslas, kokiagi staigmena ir naujiena. Pradėkime būtent nuo ožiaragio, pasižiūrėkime. Kokiagi savaitės nuotaika, savijauta, finansai, asmeninis gyvenimas, šeima, darbas, kokiagi staigmena ir naujiena. Šią savaitę ožiaragiam nuotaikos tokios vis dėlto norom nenorom. Ožiaragiai gyvena praeitimi. Kažkokie tai įvykiai šią savaitę bus tokie, kad tiesiog galbūt pačios nuotaikos tokios, kad ožiaragis galvoja apie praeitį. Galvoja apie praeitį ir tiesiog galima sakyti, gal dėl daug ko ir gailėsi. Žinot, kaip sakant, kaip žmogus, galėjau to nedaryti, galėjau šito nedaryti ir gaila šito ir ten galvojam galbūt apie praėjusius santykius, kaip sakant, kurie santykiai vis dėlto pasibaigė, bet vis niekaip negalim pamiršti. Kaip sakant, žodžiu, gyvename nuotaikos tokios vis dėlto mūsų prisiminimai, mūsų mintis vis dėlto grįžta į praeitį. Savijauta, būtent savijauta yra tokia, kad vis dėlto ožiaragis nusiteikęs galbūt kovoti, jisai galbūt kunkuliuoja kažkokiu tai pykčiu, kunkuliuoja tokiom emocijom, energijom, kad norėtųsi galbūt su kuo ir pakonfliktuoti. Žodžiu, galbūt tokie įvykiai netgi ir įtakoja tą savijautą, žinot, kaip sakant, tas labai dažnai mūsų tokias visas savijautas išprovokuoja kažkas neišsakyta, žinot, kaip būna nutrūkę santykiai. Žmogus išsiskyrė ir neturėjo galimybės būtent pasakyti, kaip iš tikrųjų jaučiasi, ką jisai galvoja, žinot. Ir būtent santykiai pasibaigė, bet viduje tas visas pyktis, tos visos emocijos kunkuliuoja. Tai čia be abejo šnekam tik tai apie santykius, bet iš tikrųjų bet kokia situacija gali būti, suprantat, kad kada žmogus tiesiog neturėjo galimybės galbūt pasakyti, kaip jaučiasi, išsakyti savo emocijų. Tai tas viduje tas kunkuliavimas, tokios ta savijauta, kaip sakant, jinai gali būti tiesiog ir susijusi su tuo. Dabar finansai. Bet atminkit, ožiaragiai, šitoje savijautoje, kaip jūs jaučiatės, galbūt tokia, netgi sakau, gali būti tokie kažkokie pykčio priepuoliai, kažkokie tai pykčio, tiesiog, žinot, žmogus pyksta, jam viduje kunkuliuoja visas nervas ir kartais būna, kad visai nekalti žmonės atsigriebia, suprantat. Vis dėlto į šitą situaciją galbūt reikėtų jums pažiūrėti truputėlį kitaip. Galbūt būtent paanalizuoti save ir vis dėlto nurimti. Arba tiesiog bandyti kažkokiu tai būdu tiesiog susitvarkyti su savo to vidiniu pykčiu, vidiniam emocijom, galbūt vidiniam nuoskaudom, nes būna kartais ir tas vidinis skausmas mus taipogi viduje tiesiog mes kunkuliuojam iš nuoskaudos dėl to, kad esam nesuprasti buvom ar dar kažkas. Dabar finansai. Finansai vis dėlto jie galbūt yra tokie stabilus. Galbūt nėra šią savaitę jokių kažkokių tai planuojamų pirkinių, kažkokių tai planuojamų išlaidų. Galbūt būtent šią savaitę daugiau mąstome. Taip, kad galbūt yra kažkokie finansinės idėjos. Bet žmogus tiesiog galbūt
galbūt kokie planai yra finansiniai, galbūt dabar šiuo metu net neįmanomi, kad pasiektum savo kažkokius tai tikslus. Galbūt reikia truputėlį pataupyti, reikia energijos įdėti. Suprantat, šią savaitę viskas taip apstoja, suprantat. O jeigu vis dėlto yra kažkas tai planuojama, kažkokie pirkiniai, tai gali būti taip, kad tiesiog neįvyks tie pirkiniai šią savaitę dėl kažkokių tai priežasčių. Žodžiu, finansinė situacija, jinai tokia nei įeina, nei išeina. Ta prasme, tokia biški stovinti. Rami. Būtent asmeninis gyvenimas, jausmai, šeima, va būtent šitoje srityje vis dėlto yra kažkas tai naujo. Kažkokie įvykiai gali vykti šią savaitę, kažkas tai naujo, gali būti jau kažkas tai užčiuopiama. Bet va šitie vis dėlto šitie kažkokie nauji įvykiai vyksta, bet tai vis tiek yra susiję su mažais konfliktais. Žmogus konfliktuoja ir vis dėlto tai noras padaryti teisingumą kažkokiu būdu. Tai va viso šią savaitę ir nuotaikos, ir žodžiu, kas vyksta ožiaragių gyvenime, va tos emocijos, savijauta, vis dėlto tai yra, galima sakyti, žmogus vis dėlto nori įvykdyti teisingumą. Kažkokiu teisingo, galbūt netgi teisingo įvertinimo savo, kad kitas žmogus mūsų suprastų, kad kiti žmonės mūsų suprastų, kad kiti žmonės mūsų pripažintų ir galų gale galbūt, kad kiti žmonės atsiprašytų mūsų. O toks, suprantate, tokios emocijos, kad, žodžiu, konfliktinės mažos situacijos, tas mažas galbūt pyktis yra mūsų. Ir va būtent šitas naujas kažkoks tai žingsnelis užčiuopiamas, tai galbūt vis dėlto vyksta kažkokie įvykiai, kur galima kažką tai daryti, susišnekėti ar dar kažkas tai. Darbas. Darbe, iš tikrųjų, darbe viskas pas ožiaragius stabilu gerai, galbūt yra kažkokios tai naujos galimybės. Ir galbūt tik tai va būtent darbe ožiaragis galbūt turės pasvarstyti, galbūt ar priimti tas naujas galimybės, kažkokius naujus šansus ar ne, ar vis dėlto man ir taip gerai, man nieko naujo nereikia, suprantat. Žodžiu, o jeigu kažkas tai yra blogai, tai aš turėsiu galimybę ir kažką pakeisti. Žodžiu, iš tikrųjų darbe tai perspektyvos geros, jeigu gali būti kažkokie nauji pasiūlymai, kažkas tai darbe, kažkokie nauji įvykiai, tai jie tikrai turėtų būti neblogi, tik tai galbūt priklauso nuo pačio ožiaragio, kaip jisai nuspręs toliau elgtis, ar priimti tuos kažkokius pasiūlymus ar ne. Ar keisti kažką, tai galbūt tiesiog keičiam kažką tai dar geresnio, kad dar geriau jausčiausi. Būtent staigmena, o vis dėlto staigmena ožiaragio laukia tokia, kad vis dėlto ožiaragis galbūt bus tokia situacija, kad vis dėlto ras ožiaragis kažkokią tai galimybę. Va būtent šitoje situacijoje, kokio šią savaitę jisai jaučiasi, kaip jaučiasi, taip, vis dėlto bus kažkokia situacija, tai galbūt ir iš kitų žmonių, o gal pats ožiaragis yra savo dvasinę stiprybę, dvasinę jėgą, intuicijos ir visa kita, va būtent atsimerkti ir pamatyti. Nes vis dėlto šitos va tos konfliktinės kažkokios situacijos, galvojimas apie praeitį, nuoskaudos galbūt praeities, tai yra, galima sakyti, mes patys esame užsidarę savo minčių kalėjime, mūsų baimių kalėjime, mūsų nepasitikėjimo kalėjime, mūsų pykčių kalėjime, mūsų emocijų, mūsų mintis, ką provokuoja, taip, kokias emocijas. Ir va būtent staigmena bus ta, kad vis dėlto galbūt ožiaragis kažkokiu tai būdu jisai galbūt pats supras, kaip situacija vyksta ir kaip jam reikia elgtis. Ir va būtent ta naujiena, kad ožiaragis turi galimybę pradėti viską iš naujo. Jisai turi galimybę susitvarkyti situacijas taip, kaip nori.
Kažkokia būtent šita situacija, kurią išgyvena šią savaitę. Bet atminkit, priklauso viskas nuo pačio ožiaragio, kokius jisai įrankius naudos. Nes magas gali būti, kaip sakant, ir geras, ir blogas, baltoji magija ar juodoji. Jisai turi visas galimybės. Bet jau būtent kokiom jisai pasinaudos galimybėm, čia jau nuo pačio ožiaragio priklauso. Bet kad jisai galėtų išlysti iš tų visų kažkokių tai savo minčių kalėjimų, atrodo, kad niekas į priekį nekruta. Jisai turės galimybę. Nes tai gali būti vis dėlto žmogus, kuris duos galbūt kažkokį patarimą ar kažkokią situaciją. Nes visą laiką mūsų situacijos gyvenime keičiasi, įtakotos ir kitų žmonių. Mes atsitiktinai sutinkam žmogų, kuris visai atsitiktinai duoda kažkokį patarimą ir visai atsitiktinai mes randame sprendimą. Iš tikrųjų, tie atsitiktinumai visai neatsitiktinumai. Tai tiesiog mums padeda. Bet va būtent tai yra galimybė, kad žmogus išlįstų iš to savo baimių narvo, nepasitikėjimo baimių. Bet reikia pasižiūrėti būtent, ką jisai pasinaudos, kuo jisai pasinaudos. Nes atminkit, va būtent šitoje visoje situacijoje tas va baimės, tos va nepasitikėjimas, baimės ar dar kažkas tai. Vis dėlto ožiaragis tempia sunkią naštą va šitoj situacijoj. Dėl ko? Dėl to, kad tai pats gali būti ožiaragis manipuliuojamas savo vidumi. Taip, tai yra pavydas. Kiekvienas žmogus turim savo vidinį velnę, taip galim sakyti. Tai yra mūsų neigiamos energijos, tai yra mūsų neigiamos emocijos, tai yra baimė, pavydas, gobšumas, godumas, priklausomybės. Nes kada žmogus yra apsvaigęs, nesvarbu nuo alkoholio, nuo narkotikų, jisai visai kitaip mąsto, jisai visai kitaip pasaulį mato. Tiesiog tai galbūt tiesiog žmogus va ta vaida manipuliacija. Aš tiesiog pasieksiu gyvenime taip, kaip noriu, melu, apgaulę, manipuliacija ir visa kita. Va būtent dėl šito ožiaragis vis dėlto tempia naštą. Suprantat? Ir kada šią savaitę bus kokia galimybė jum, tai va vis dėlto jūs supraskit, kad vis dėlto jūs turite pasikliauti savo dvasinę jėgą, klausyti savo sielos, savo vidinio balso, o ne smegenimis. Nes velnias manipuliuoja mūsų mintimis. Taip galima sakyti. Mūsų mintis provokuoja ką? Baimės, nepasitikėjimą, abejonės, dvejonės, pavydas. Visokiausi šitie dalykai tai yra mūsų mintis. Mes turim klausyti savo vidaus, mes turim klausyti savo vidinio aš. Tas mūsų tas šeštasis pojūtis vadinamas, jisai šnypžda mum, taip tyliai, bet mes negirdime. Dėl ko? Dėl to, kad pastoviai mūsų mintis bams. Kad mes iš tikrųjų išgirstumėm savo sielą, kuri mums tikrai pataria ir duoda gerus patarimus, mūsų vidus, taip, mes turime nutildyti savo mintis, nes mes labai dažnai negirdime, nejaučiame to, kas iš tiesų yra realu, kaip sako intuicija, taip intuicija manęs neapgavo. Mes šitos dalykus užslopiname dėl to, kad mūsų mintis mum bamsti 24 valandas per parą. Tai va, mėly ožiaragiai, jūs pabandykite vis dėlto susitvarkyti su savo vidiniais demoniukais ir galbūt turite suprasti, kad galbūt va šita visa situacija yra provokuojama vien tik tai, kad jūs esate pavydus. Vien dėl to, kad jūs nepasitikite, vien dėl to, kad kažkas tai vyksta, ta prasme, jūsų viduje. Ir jeigu šitos dalykus suprasite, tai manyčiau, tikrai yra galimybė keisti kažką tai jūsų gyvenime, jūsų asmeniniam gyvenime. Ir svarbiausia išgirsti savo vidinį aš. Taip, dabar vandenis. Pasižiūrėkime. Vandenis.
Kokiagi savaitė laukia Vandenių čia? Kokios gi bus nuotaikos Vandenių? Ta prasme bendros savaitės nuotaikos, savijauta, finansai, asmeninis gyvenimas, šeima. Tai bendros savaitės nuotaikos tiesiog. Savijauta, finansai, asmeninis gyvenimas, jausmai, šeima, darbas, kokiagi staigmena laukia Vandenių ir kokiagi naujiena. Taip, kokios šią savaitę nuotaikos Vandeniams? Galbūt dauguma Vandenių vis dėlto gyvens tokiomis nuotaikomis, tokia savijauta, kad vis dėlto atėjo laikas savo gyvenimą paimti į savo rankas, kad vis dėlto Vandeniai yra atsakingi už savo gyvenimą, už įvykius, kurie vyksta Vandenių gyvenime. Ir va tokios nuotaikos, kad taip, aš pradedu kažką tai, prisiemu atsakomybę. Ir, žodžiu, pradedu kažką tai keisti savo gyvenime, savo gyvenimo įvykiuose, kažką, kas man patinka, kas man nepatinka, žodžiu. Tai, žodžiu, tokios nuotaikos gali būti. Bet iš tiesų galbūt Vandeniams vis dėlto bus kažkokios kelionės realios. Tai ir tokia savaitė galbūt gali būti ant ratų, arba tiesiog tokios nuotaikos, kad Vandenis vis dėlto kažkur tai ruošiasi, kažkur tai keliauti, kažkoks tai judesys turi būti jo gyvenime ir tokiam nuotaikomis jisai gyvena. Tai taipogi gali kuo puikiausiai šią savaitę įvykti. Dabar savijauta, va būtent kaip Vandenis jaučiasi. Vandenis jaučiasi pilnas energijos žmogus, kuris būtent turi savo tikslus, pilnas energijos, degam kaip degtukai, daug minčių, daug idėjų, daug veiksmų ir, žodžiu, kūrėme savo ateitį. Kartais galbūt mūsų šią savaitę užsidegimas gali būti toksai ir praeis šitą savaitę, nieko mes nepakeisime, nieko mes nepadarysime, užges mūsų vidinis lauželis, tuom ir pasibaigs. Nes iš tikrųjų šitos energijos jos labai geros yra, bet jos ir jaunatviškos, tokios nebrandžios ir neturinčios gyvenimo patirties daug. Tai va būtent šitos idėjos, šitos energijos, kad jos duotų tikrai kažkokius rezultatus ateičiai. Jas reikia pastoviai, žodžiu, pastoviai tą ugnelę kūrenti, taip galima sakyti. Nes jeigu šią savaitę jūs sugalvosit, o suimat savo gyvenimą į savo rankas, aš darysiu šitą, bet paskiau, tai šitą rytoj padarysiu, šitas nepatinka. Nu ir žinot, ir tas visos mūsų entuziazmas taip ir užgeso ir vėl jokio rezultato nėra. Bet šiaip šią savaitę Vandeniai yra nusiteikę tikrai turintis jėgų, turintis vidinės energijos, nusiteikę kažką tai, prasme, daryti. Finansai. Finansuose vis dėlto galbūt Vandeniai yra truputėlį svajokliai. Galbūt vis dėlto realiai nesupranta savo finansinės situacijos. Ir jie galbūt tiesiog, be abejo, Vandenis yra toksai žmogus, jisai yra oro ženklas, jie materialūs dalykai nelabai rūpi. Bet galbūt tiesiog tas dalykas ir yra šią savaitę, kad galbūt kažkokie pirkiniai, ką jisai svajoja, ką jisai planuoja, tai yra tiesiog svajonė. Realiai to dalyko net neįmanoma pasidaryti, nes realiai Vandeniai to dalyko net negali sau leisti ar neturi tų galimybių. Tai daugiau yra svajonės. Arba šią savaitę Vandeniai būtent svajos apie kažkokius naujus pirkinius, kažkokius tai naujus dalykus. Būtent, kad taip, aš noriu, mano tikslas toksai, aš darysiu, sieksiu savo tikslų, nes mano yra svajonė, pavyzdžiui, kažkas tai naujo. Bet ir vėl klausimas, ar ta svajonė neliks svajonė. Viskas priklauso nuo Vandenio. Ar jisai neužges ir neperdegs savo tiksluose.
a, asmeninis gyvenimas, šeima. Va būtent asmeninis gyvenimas, šeima, tai vis dėlto vandenis, vis dėlto galbūt neturintis daug kažkokių tai gyvenimo patirties kažkokioj srity, bet jisai va būtent bando užaugti, jisai kažką tai augina. Tai galbūt tik prasidėję santykiai, kur po truputėlį, ta prasme, tie santykiai auginami taip, kad būtų rezultatas, kad iš paprastų pirmųjų pasimatymų būtų kažkoks jau rezultatas, kaip sakant, kuris galbūt baigtųsi ir vestuvėm. Žodžiu, kažkas tai auga. Būtent vandenių asmeniniam gyvenime šeimoje kažkas tai auga. Nuo mažutėlio kažkas yra auginama. Galbūt tas yra rezultatas, jisai yra kažkoks, bet jisai labai mažas. Suprantat, nes jisai dar turi augti, augti ir užaugti. Tai va būtent ir šitą savaitę, va būtent vandenio taip ir parodo, kad jisai suima savo galbūt gyvenimą į savo rankas, nes aš noriu, ta prasme, žinot, yra tikslas. Aš noriu kažko tai. Ir va būtent šitos energijos ir rezultatas aš auginu, aš darau, aš siekiu savo tikslų kažkokių tai. Darbe vandeniai vis dėlto yra pasikabinę kažkokioj situacijoje, savo ar ne savo noru. Bet tai vis dėlto yra darbe, darbas, mokslai, vis dėlto, manyčiau, vandeniai yra pasikabinę savo noru. Jie iš tikrųjų plaukia pasroviui. Ir galbūt iš tiesų šią savaitę yra toks ir nutolimas netgi. Galbūt vandeniui yra blogai darbiniai srity darbe. Atrodo, kad viskas blogai, bet jisai galbūt pats nenori nieko keisti. Nes va būtent kažkoks tai neaiškumas, nesusipratimas, kažkas tai tokio neaiškaus, iškraipyto. Bet va būtent tai čia, manyčiau, vis dėlto yra pačio vandenio tokia savijauta, kad jisai galbūt nerealiai nemato darbe kažkokios tai situacijos, ar nenori matyti, ar tiesiog, žinot, įtakoja kažkokios tai baimės, nepasitikėjimas. Ir va būtent tas nesiryžimas kažką tai keisti, tiesiog žmogus, kuris laukia. Darbe absoliučiai šią savaitę, būtent stovinti tokia situacija, kaip sakant. Vadinasi, darbe šita situacija vandeniui yra, kad žmogus, kuris tiesiog galbūt pats savo noru yra priėmęs va tokią poziciją aukos, ir aš nieko negaliu pakeisti, nes krizė, darbų nėra. Mano darbdavys yra blogas, kolektyvas yra blogas, bet aš negaliu iš darbo išeiti, nes, ir vėl kažkas tai. Suprantat, ir jisai šitoj situacijai, kad jam yra darbe blogai, kad absoliučiai galbūt tikrai jam tas darbas net nepatinka ir jam yra blogai, bet jisai pats savo norų tokia auka yra. Ir jisai nieko nekeičia. Ir kokiagi vis dėlto staigmena? Vis dėlto staigmena yra tokia, kad jūs šią savaitę vandenių supras, kad kažkokioj srityje, ką jisai galvojo, kaip jisai gyveno, kad tai yra iliuzija, tai nėra tikra. Kad tai vis dėlto kažkoks tai jūsų gyvenimo etapas, ką jūs gyvenate, ką jūs išgyvenate, tai yra iliuzija, tai galbūt yra jūsų tik svajonės. Ir galbūt bus ta staigmena, kad jūs pagaliau suprasite, kad tai yra svajonė, tai iliuzija, tai nėra tikra, tai absoliučiai mano fantazijos. Arba jeigu vis dėlto kažkuom tai tikite, kad, galbūt darbe kažkas tai savaime pasikeis ar dar kažką, jūs suprasit, kad ne, tai nėra. Tai nėra realus gyvenimas, tai mano galbūt tiesiog fantazijos. Ir va būtent šitos iliuzijos, tai vis dėlto bus staigmena tame, kad vis dėlto vandenis galbūt pagaliau nuspręs
savo gyvenime keisti kažką, tai yra teisingumas. Teisingumas tai yra mūsų karma, galima sakyti. Teisingumas tai yra mūsų likimas. Tai gal vis dėlto vandeniai supras, kad nuo jų pačių veiksmų priklauso jų pačių ateitis. Suprantat? Ir va būtent ta naujiena, kad vis dėlto šitoje situacijoje vandenis liks nugalėtojas, kad va kaip bebūtų, galbūt kokie įvykiai šią savaitę vyks, kad jisai pagaliau su kažkokia situacija susitvarkys, taip, susitvarkys, kurie galvoja, kad tai ta situacija kažkokia gal, tiesiog pats jisai galbūt tai prisigalvojo, prisisvajojo, o galbūt kažkas tai tiesiog kiti jam taip situaciją nupasakojo, kaip sakant, kad žmogui tiek makaronų ant ausų prikabino, kad jisai realiai net nematė situacijos. Ir va būtent, galbūt žmogus vis dėlto supranta ir šitą situaciją, jisai supranta, kad tai buvo iliuzijos, kad tai buvo melas, kad tai kažkas tai, ir jisai vis dėlto susitvarko su šita kažkokia viena situacija. Bet atminkit, ne visi patenkinti bus jūsų pergalė. Čia, žinot, taip labai dažnai, va šitas va toks dalykas labai tiktų, pavyzdžiui, žmogui, kuriam buvo padarytas ritualas amoročka. Žodžiu, kaip žmogui paveikia smegenis, taip savo linkme. Ir kada žmogus tai supranta, išsivalo ir jisai, mano smegenys, mano protas sugrįžo vėl, kaip sakant, šviesa, nes iš tikrųjų, kada žmonėm, net ne maginiu būdu, aplamai visos reklamos, žodžiu, mum praplauna biškį smegenis, taip, mes suprantame taip, kaip mum aiškina gyvenimą. Tai yra va būtent iliuzijų korta, mes matome pasaulį taip, kaip mum kažkas tai tiesiog jį pasakoja. Mes perkame produktus tuos, kuriuos mums reklamuoja ir prižada ten amžiną gyvenimą ir dar kažką, tai suprantat. Tai yra iliuzija. Ir va būtent, kada žmogus vis dėlto supranta, kad tai yra tik tai reklama, tai yra tik tai marketingas, tai yra dar kažkas, tai be abejo mes esam nugalėtojai, kad mes supratome šitą žaidimą, bet ne visi patenkinti. Tai yra normalu, nepatenkintas pardavėjas. Kaip čia ir sugrįšiu kaip į ritualo metu, taip, tai be abejo tas, kas užsakė tokį ritualą, daleiskim, kad paveiktų žvandenio valią į savo pusę, kad su vandeniu darytų tai, kaip nori, kad vandenį suprastų taip, kaip jam patinka. Ta prasme, be abejo, toksai žmogus yra nepatenkintas. Be abejo, bet čia mes nešnekam apie ritualus, čia šnekam apie paprastą normalų gyvenimą, bet iš tikrųjų mums labai gerai plauna smegenis ir aplinkiniai, tai yra televizija, radio, socialiniai tinklai, žodžiu. Tai va, tai tokia vandenių savaitė, kad vis dėlto galbūt ta staigmena bus, kad jie supras kažkokią tai teisybę, supras taip, kad jie gyvena kažkokiu, nesuprato situacijos taip, kokie jinai iš tikrųjų buvo. Ir dabar pasižiūrėkime žuvis. Pasižiūrėkime, kokia bendra savaitė žuvų. Savaitės nuotaikos, savijauta, finansai, asmeninis gyvenimas, darbas, staigmena ir naujiena. Taip, kokiagi šią savaitę žuvis? Kokiosgi bendros nuotaikos, kokiosgi bendros savijautos šią savaitę? Iš tikrųjų, šią savaitę žuvis galbūt jausis, kad reikalai nekruta dėl kažkokių tai priežasčių, kad atrodo viskas sustoja galbūt, niekas nekruta į priekį arba vis kažkokie tai trukdžiai yra. Kad žuvis kažką nori daryti ir vis atrodo, kad kažkas tai vis trukdo, suprantat. Atrodo, kad esam uždaryti kažkokiam narveliui ir niekaip mes iš jo negalim ištrūkti. Kažkokia viena situacija, kurią mes turim pasidaryti, susitvarkyti, niekaip jinai neina į priekį. Atrodo ir vėl sugrįžta į tą patį tašką. Bet atminkit, šita situacija, ta savijauta, tai iš tikrųjų mūsų mintis, tai yra žuvų mintis, žuvų baimės.
Be abejo, tos baimės, tos mintys gali būti įtakotos ir kitų žmonių aplinkinių, nes ir aplinkiniai labai puikiai mum padeda savo patarimais, to net nesuvokdami, kad, nu, aišku, žmogus galbūt dalinasi savo gyvenimo patirtimi ir savo baimėmis, bet tai nereiškia, kad tai turėtų būti mūsų gyvenimo patirtis ir mūsų baimės, suprantat. Nu, bet žinot, kaip sakant, man nepasisekė ir tau nepasiseks. Tai va tokios gali būti irgi baimės. Ta prasme toks uždarytas narvelį žuvis šią savaitę jaučiasi. Savijauta, va būtent savijauta iš tikrųjų yra čia dabar, daug impulsų, daug minčių, aš darysiu, aš pakeisiu, aš nueisiu, aš pasakysiu, aš, bet iš tikrųjų tas aš ir lieka be jokio veiksmo, kadangi tai yra mūsų mintis, mūsų impulsas, bet jokio rezultato neduoda, kadangi mes užsidegėm, bet po 5 minučių praėjo noras ir daryti kažką. Tai va šią savaitę tokia savijauta gali būti daug visko norim padaryti, daug visko norim pasakyti, daug norim visko, bet rezultatas turbūt kaip ir nebus tokio, kokio mes norime, nes tiesiog mes toliau netęsime to pačio veiksmo. Suprantat? Nes jeigu aš noriu kažką padaryti, aš sugalvojau, suplanavau ir darau. Ir einu į priekį ir vis darau kažką, tai darau būtent to, ko noriu, bet čia gaunas tik tai mintis. Tik impulsas. Finansai, va būtent finansuose vis dėlto tai gali būti susiję su antraja pusė, su jausmais. Galbūt šią savaitę žuvis džiugins savo antrąją pusę kažkokiamis dovanomis, kažkokiais tai maloniais dalykais. O galbūt vis dėlto pačios žuvis gaus kažkokius tai dovanas, nu kažką malonaus tiesiog iš žmogaus, kuris jūs myli, galima sakyti. Tai yra jausmai. O jeigu ne, tai finansinėje srityje tai gali būti vien tik tai manipuliacijos ir iliuzijos. Tai va būtent tas aš, tai mes daug prižadam, mes tą darysim, mes tą pirksim, aš tau padovanosiu, žinot, kaip žmonės būna, kaip kurie daug prižada ir nieko net. Čia tarp kitko tas itališkas charakteris toksai irgi yra temperamentas, kad italai labai irgi mėgsta daug visko prižadėti ir net negalvoja tesėti. Ir paskiau merginos lieka tokios nusivylusios, kad italai melagiai makaronus kabina. Taip iš tikrųjų jie prižadėt gali ir rūmus, ir dovanas, ir keliones, ir tą, ir aną, bet tai yra tik tai toks pašnekėsim, pažadėsiu, prižadėsiu, bet iš tikrųjų realiai nieko ir nebus. Tai tokia, galima sakyti, manipuliacija, žmonių manipuliacija, vien dėl to, kad tiesiog galbūt užkabinti, ne? Ir tie santykiai tęsiasi ant tokios manipuliacijos, ant tokių jausmų. Tai va, tai vis dėlto finansinėje srityje, tai vis dėlto gali būti tokie dalykai, kad vis dėlto galbūt yra tiesiog manipuliacija kažkokia tai. Bus gal šią savaitę žuvų gyvenime tiesiog bus daug gal kažkokių tai pažadų, planų, kurių tikrai niekas nebus ištesėta. Arba pačios žuvys irgi bandys galbūt kažką tai žadėti iš meilės, žodžiu, bet tai liks tik tai pažadai, nes va būtent ir tas yra impulsas, suprantat, kad daug visko, bet rezultato jokio nėra. Asmeninis gyvenimas, jausmai, šeima, vis dėlto žuvis jos jaučiasi emociškai stipriai, jos jaučiasi gerai, savijauta yra gera, vadinasi, viskas yra stabilu, saugu, būtent asmeniniam gyvenime viskas, kaip sakant, yra kaip ir normaliai. Galbūt pačios va būtent žuvis
turi tą intuiciją ir žino, kaip prieiti, ką padaryti, prie ko, su kuo pašnekėti, kad tiesiog jisai jaustųsi gerai, nes žuvis yra dvasiškai stiprus žmogus. O jeigu ne, tai vis dėlto galbūt šią savaitę žuvim reikėtų pasikliauti savo intuicija, savo vidiniu balseliu, įsiklausyti savo vidinį balsą, nes galbūt tikrai yra daug tokių kažkokių manipuliacinių dalykų, pažadų kažkokių ar dar kažko tai. Darbas darbe vis dėlto gali būti vis dėlto situacija įtempta, bet ta situacija įtempta gali būti susijusi ir su kažkokia tai žinute, naujiena. Šią savaitę žuvis gali sulaukti kažkokios tai naujienos darbe ir galbūt žino, ta naujiena yra, bet nežinom, koksai bus galutinis rezultatas, taip. Tai ir yra ta galbūt įtempta situacija, suprantat. Galbūt šią savaitę žuvis sužino, kad, pavyzdžiui, kažkas tai bus perkeltas į kitą ofisą, taip. Realiai nežinom, kas kaip ką, tokia situacija ganėtinai įtempta, bet nežino niekas, nei kas bus perkeltas, nei kas, nei kodėl ir apie ką. Tai va tokia, be abejo, sužinom tą naujieną, žinutę, kad kažkas tai bus, bet nežinom kas. Ir ta situacija tokia įtempta, laukiam, kada kažkas tikrai tas veiksmas vyks. Nes būtent šita situacija, jinai daugiau yra tokia, kad žuvų šita situacija nebetenkina, jie nori patys išeiti iš šitos situacijos. Būtent ta naujiena bus tikrai nemaloni, kuri tikrai nepradžiugins žuvies. Taip, tai gali būti vis dėlto kažkoks tai laiškas. Žodžiu, kažkokia situacija, kuri tikrai nėra džiugi, bent šią savaitę. O koks rezultatas bus, reikia pamatyti. Ir dabar staigmena. Vis dėlto žuvis šią savaitę gali sulaukti kažkokios staigmenos iš šeimos, iš giminės, iš kažkokių tai... Ta prasme, tai giminės. Tokia savaitė kažkas su giminė yra susijęs, su šeima, su giminė, su nekilnojamu turtu, bet tai vis dėlto yra susijęs su artimaisiais, taip. Ir būtent ta naujiena, tai gali būti būtent naujiena iš jūsų mamos. Kažkas yra susijęs su mama, su žmogumi, kuris rūpinasi jumim. Tai gali būti ir močiutė, teta, nesvarbu, žinot, kaip sakant. Bet šita naujiena bus susijusi su moterimi, kuri galbūt jumis rūpinasi. Tai yra šeimos motina, močiutė. Bet tai daugiau gali būti šitas naujiena susijusi vis dėlto su finansais. Kažkas tai vyksta finansinėje srityje. Tas staigmena, kad be abejo jūs nesitikėjote šito dalyko, bet tai iš tikrųjų ta staigmena, jinai turėtų būti, manyčiau, visiškai nebloga. Pozityvi. Taip, tai šiandien toksai taro horoskopas ožiaragių vandenių žuvims ir pasimatysime kitą savaitę. Iki.